jūs laukit video, o aš 5 metus laukiu, kol pagaliau turėsiu normalų stendą Comic-Con'e. Tai už manęs yra mano stendas ir šiandieną video pamatysit apie mūsų siūlomus sprendimus čia, Comic-Con'e. Tai gero žiūrėjimo. Šiaip žiauriai noriu parodyti turbūt svarbiausią ir mylimiausią daiktą, kuris buvo surinktas šią savaitę. Planavau daryti atskirą video, bet dėja video atskiro padaryti dėl laiko stokos nepavyko. Tai čia turime vieną mažiausių kompiuterių Lietuvoje. Noriu labai pasidžiaugti AMD grafikomis. Tai čia, nors ir mes turime vaizdo plokštę, kaip matot, ji yra nepajungta, tačiau šitas mini kompiuteris turi Ryzen 5 8600G integruotomis grafikomis, kurios leidžiant SESO mid nustatymą ant 1080p grafikų turėti 100 kem FPS. Tai yra puikūs skaičiai žmogui norinčiam žaisti SESą ir turėti mažą kompą, tu galėsi savo ramiai žaisti. Taip pat testam šitą kompą ir ant PUBG 80-100 FPS ant very low nustatymų, taip pat 1080p grafikomis. Jeigu tau trūksta FPS ir nori įsidėti galingesnę vaizdo plokštę, be problemų tu tai galėsi pasidaryti 4060, pavyzdžiui, gali įdėti. Maitinimo blokas yra 400 W, beje, pažiūrėkit kokio dydžio. Tai žmonėm toks kompiuterio dydis tikrai labai patiko. Iš mane yra Super Mario tematikos kompiuteris, kurio vien korpuso modifikacija kainavo $800. Mes gavom jį iš Dipulio. Aišku, įmetėm Ryzen 5 750F su RTX 4060. Tai yra labai toks, kaip čia sakyti, parodinis kompas, nes vien už korpusą 800 € rasti, kas norėtų išleisti tokius pinigus, yra išties labai sudėtinga, ypač Lietuvoje. Tai aš manau, jis pas mus liks su visam laikui. Tačiau, jeigu nori ir gali sau leisti įsigyti tokį kompą, daug žinot, atsivežiau taip pat savo darbinį kompiuterį, turi parodyti vis tiek klasiką su water coolingu. Ką galiu pasakyti po pusę metų naudojimo? Intelio i5 su šito aušinimu kepa, tai dėja tokio dydžio dėžiai dėtis kažką galingesnio bus labai sudėtinga, nes turėsiu perkeitimo problemų. Tačiau i5 ir RTX 3090 man asmeniškai net ir žaidžiant aukščiausiomis grafikomis bei streaminant vienu metu dar pilnai užtenka. Na, o iš namų atvežtas mano asmeninis namų kompiuteris taip pat man pasiteisino, vien dėl to, kad man reikėjo kažko mažo, kas nebūtų, ne tiek kiek mažo, kiek nedidesnė negu PlayStation 5, taip labai pataikiau. Šiaip tam, kas galvoja, kad visgi šita sistema kaista labai, vaizdo plokštė nesiekia net 70 laipsnių. Tai nei jis garsiai dirba, nei jisai kaista, o aš maksimaliai patenkintas. O dabar keliaukime prie 4 mūsų setupo sprendimų, apie kuriuos papasakosiu plačiau. Tai pirmas kompiuterio sprendimas yra žaidėjai, kuris mėgsta žaisti offline tipažo žaidimus ir turi apie 2000 € biudžetą kartu su ekranu. Tai ant šito kompiuterio aš labiausiai rekomenduoju žaisti tokius žaidimus kaip Red Dead Redemption, God of War ir žinoma kitus, kaip pavyzdžiui ant aukštų nustatymų, ant šios ekrano, kurio rezoliucija yra 3440 ant 1440, mes turim 140 FPS. Tai yra daugiau negu pakankamai, kad tu galėtum jaustis laimingas. Šiaip korpusas aušinasi puikiai, nes jis visas yra kiauras, kas yra labai gerai ventiliacijai. Morpheus naujieji korpusai yra labai patogus tuom, kad jie turi tiek vaizdo plokštės, tiek procesoriaus apkrovų ir temperatūrų matuoklis. Kas yra naudinga ne tiek pavyzdžiui, tokiam kaip man, tiek paprastam vartotojui, kuriam iškilus kažkokių problemų bus kur kas lengviau identifikuoti jas ne tik pačiam tai darant, arba skambinant mums, arba kitiems, nes jisai matys, kad galbūt čia yra kažkas ne taip. Dar kitas dalykas, tai norint turėti gerai atrodantį korpuso arba procesoriaus aušinimą, tau nebūtina turėti skysčių aušinimo sistemos. Naujieji Assassin's Dipulio aušinimai atrodo fantastiškai, man iš tikrųjų atrodo fantastiškai, nes ventiliatoriai yra paslėpti, jie čia yra 2, todėl šis Ryzen 5 7600 procesorius čia tikrai neperkais. Tai brangiausias mūsų sprendimas žmogui norinčiam aukščiausios klasės komponentų ir nestokojančiam didelės piniginės. Tai kompiuteris su 4090 bei net 49 colių ekranas, kur rezoliucija berods 5200 pikselių įstrižai. Milžiniškas ekranas
žaidžiant, man asmeniškai kartais jo net yra per daug, tikrai ant tokio proceso nepažaisi, bet darbui, kai vietoj 3 ekranų setupo nori langus prasiskirti į 3 dalis, tai yra tikrai fantastika. Šiaip iš principo visose kompiuteriuose mes turim AMD platformas. Dėl anksčiau mano videose jau paminėtų priežasčių, apie tai galite sužinoti daugiau peržiūrėję mano praeitus video. Tai iš principo čia stovi Ryzen 7 78X3D procesorius, nes dažniausiai žaidžiant ant tokių rezoliucijų visa našta tenka jau ne procesoriui, o vaizdo plokštės. Tai išleisti didesni pinigai ant procesoriaus tau dažniausiai tiesiog neatsiperka, tai geriau sutaupytus pinigus nuo procesoriaus rekomenduoju pridėti prie kitų komponentų. Kompas ant tiek žiaurinis, kad ant tokio ekrano, ant aukščiausių grafikų, ant tikrai gerai atrodančio žaidimo, aš turiu stabilius 144 FPS ir negana to, čia buvo PUBG dar įjungtas. Tai tikrai kompiuteriai šios apkrovos yra tikrai nebaisios. Ir dar vienas paminėjimas, dar vienas Deeppoolio CH780 korpusas. Žinoma, ir Deeppoolis šoko į visą šitą traukinį su atviro tipažo šaukeisiniais keisiais, beje, šitas rėmas gali išsiimti, bet labiausiai noriu pakalbėti apie naujuosius jų aušinimus, skystus Mystique, kurie taip pat turi integruotą LCD ekraną. Nors tai toli gražu nėra naujovė, tačiau, blemba, žinokit, publika tikrai drąsiai galiu sakyti, kad vienas turbūt geriausių šiai dienai premium klasės aušinimo sistemų su ekranais ir tuo paaiškinsiu kodėl. Tai viena labiausiai man patinkančių funkcijų, kad čia yra monitoring modas. Tai iš principo tu čia sėdėdamas prie kompo gali matyti vaizdo plokštės ir procesoriaus buvusias apkrovas. Tai jeigu mano kompiuteris kartais pagrybauja, ar nestaterina ir panašiai, aš matau, kokie čia buvo pasikeitimai tiek temperatūroje, tiek apkrovose. Galbūt tam tikrų momentų apkrovos nukrito, temperatūros padidėjo ir, na, taip, tu gali nuleisti programą kaip MSI Afterburneris ir pamatyti visą tai, bet patogumo prasme, nelabai čia ką ir prokomentuosi. Ekrano raiška taip pat man labai patinka, tai tikrai iš mano pusės šitam Deeppooliui rekomendacijos yra labai geros ir mes vis daugiau šių aušinimo sistemų dėsim taip pat į savo kompiuterius. Tai keliaukime prie setupo 4K Porsche dizaino AOC ekranas turintis 144 Hz bei pilnas MSI setupas su 4080 Super bei Ryzen 7 700. Tai iš principo, jeigu tu esi žaidėjas, kuriam reikia geriausių įmanomų grafikų, tai vienareikšmiškai rekomenduoju 4K ekraną. Kalbu kaip žmogus turintis judų. Ir vienas svarbiausių tokio setupo kriterijų, kad žaidžiant 4K žaidimus tau nebūtinas žiauriai galingas procesorius. Nes visas bottleneckas arba apkrovos ateina iš vaizdo plokštės, todėl FPS kiekis ant 4K grafikų, ar turint patį geriausią procesorių, ar kur kas paprastesnį, galutinis FPS kiekis bus toks pats. Šiaip daugelis MSI brandą žinot, tai yra vieni iš mūsų partnerių šioje parodoje. Tai didžiuliai privalumai jų yra tokie, kad jie turi labai gerus softus, programinė įranga įrašyta jau į pagrindinę plokštę. Dėl šios priežasties tikrai galiu duoti rekomendaciją dėl BIOS'o, dėl RGB reguliavimo aplikacijų, dėl patikimumo. Tomahawk modeliai pagrindinėse plokštėse man labai patinka. Vaizdo plokštės turi nuo pigesnių versijų išventusių iki Gaming X-o ar net Supreme modelių. Maitinimo blokai, aušinimo sistemos taip pat jo nenuvilia. Tai tikrai rekomendacija dirbti su MSI mes tikrai turime. Man asmeniškai labiausiai gaila, kad šioje parodoje nepavyko gauti MSI'aus Zero Project pagrindinės plokštės. Tai yra kompiuteris arba pagrindinės plokštės, kurios visos laidų jungtis yra plokštės gale, todėl žiūrint į korpusą iš priekio, tu nematai jokių laidų, kas duoda papildomą estetikos grožį. Net ir balta vaizdo plokštė juodame korpuse su tinkamomis šviesomis atrodo gerai. Tai ketvirtasis sprendimas yra užkietėjusiam CESO žaidėjui, kuris galbūt neturi vietos, o galbūt nori kažko kompaktiško. Tai jo vidurį sudaro Ryzen 7 8X3D su
4060 Ti. Kodėl būtent tokios specifikacijos? Iš principo, tau žaidžiant šį žaidimą nėra būtina turėti naujausios vaizdo plokštės. Dėl to, kad daugelis žaidėjų žaidžiant sumažintais grafikos nustatymais tam, kad ištampytų grafikas ir padidintų tikimybę nušauti kitą žmogų. Dėl šios priežasties dažniausiai našta kritusi ant vaizdo plokštės keliasi ant procesoriaus. Todėl, kad ir kaip bebūtų, nors šitas žaidimas ir nėra labai reiklus procesoriui, tačiau dažnas žaidėjas mažindamas grafikos nustatymus padaro, kad procesorius gautų daugiau apkrovų. Dėl šios priežasties įsigijęs paprastesnę vaizdo plokštę, tu gali sutaupyti iki 2 arba 300 eurų, ko pasiekoje tu gali sau leisti įsigyti štai šį AOC ekraną, kuris turi net 360 Hz. Ir net ant aukštų nustatymų šitos specifikacijos leidžia turėti apie 300, gali parodyti ugniau, ateik. 380, 370 FPS, 390. Bet kas žaidžia ant aukščiausių nustatymų CES. Todėl pažiūrėkim, kiek bus FPS ant vidutinio nustatymų, nes dažniausiai kai kas būna ant aukščiau, kai kas ant žemiau, tai aš visada žiūriu, kiek yra ant vidutinių nustatymų FPS ant CES. Tai dabar turim ateik, pasižiūrėk. 570, 4-500 FPS ant vidutinių nustatymų. Tai pasižiūrėjau, ne čia šį pakilo. Tai dar pasižiūrėkime, kas bus, jeigu nustatymus sumažinsiu iki low. 6-700 FPS, ne mažiau 500. Tai va čia ir yra stiprioji pusė. Kuo tu labiau mažini nustatymus, tuo geresnis FPS, tuo geresnis procesorius, tau jų duos vis daugiau. Dėl šios priežasties gali pirkti su tokiu kompu, kad ir patį geriausią ekraną, kuris dabar Asusas baros yra pristatęs 500 Hz. Tai tikrai negalvokit publiką, kad jums reikia kompiuterio viskam. Visada atsižvelkit į savo poreikius. Ir pagal juos jūs galėsite susidėti kompiuterį pritaikytą jūsų poreikiams. O tinkama platforma jums leis pasikeitus poreikiams tą kompiuterį paprasčiausiai lengvai patobulinti. Tai publika, ačiū, kad žiūrėjot video, ačiū, kad skiriat laiką man, jeigu reikia kompiuterio ir panašiai, žinot, ir kreiptis, subscribe kanalui. Ačiū partneriams, kad padėjo išsipildyti, kad čia galėtume būti. Ir sakau visiems iki malonaus.